Jau viskas, jau geriausi laikai praeiti. Nu tai va apie juos ir pasikalbėsim. Blemba, šiaip aš paauglystėje buvau pizdukas. Ir aš visai norėčiau sužinoti, kas buvo tas žmogus. Tyliai buvo Nikas, tyliai brūkšnelis, tyliai. Kiaulinis kažkoks padarytas ant dviejų kojų su tokiu eiktų šik. Aš dabar žinok, tu man pardavai šitą serialą. Pamela Anderson, bus Pamela Anderson ir aš jau toks. Va čia tai bus. Justinai, aš augau 90-aisiais. Aš iki 18, gal pusantro kartos buvęs užsienį. Laidą pristato Seiliai, 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 kai reikia interneto užsienį. Labas rytas, laba diena arba labas vakaras, priklausomai nuo to, kada žiūrite, su jumis dar vienas Varomi lauką epizodas. Ir šiandien labai džiaugiuosi, nes pas mane svečiuose yra komikas, komedijos tėvas, radio, nežinau, radio laidų galima sakyti, ne? Televizijos tada. Televizijos galim. Taip, televizijos laidų vedėjas Paulius Ambrazevičius. Labas, Pauliu. Labas, Justinai, sveiki visi. Taip, tai šiandien iš tikrųjų pasikalbėsim apie tavo vaikystę, paauglystę ir ankstyvąją jaunystę, nes nedrįstu sakyti, kad senas esi. Nu kaip, jau žinai. Jau galima sakyti, ar ne? Iki kiam liko 2 mėnesiai. Nu tai tada jau galima sakyti, kad... Jau viskas, jau geriausi laikai praeitų. Nu tai va apie juos ir pasikalbėsim. Ir pradžioj mūsų laidoje mes pradedam nuo tokių labai elementarių klausimų, tokio testuko nedidelio, tai aš tau užduosiu 3 klausimus. Manau, kad tu juos atsakysi labai greitai. Man, žinai, man visada, kai kokie nors žinojimo klausimai, man yra didesnis spaudimas. Nes jeigu neatsakysiu, man labai reputacija krenta. Va. Tai čia, bet aš manau, kad atsakysi, nes jie yra ganėtinai populiarūs ir tau tikrai bus žinomi. Važiuoja. Tai pirmas yra iš pop kultūros bendrai. Gerai. 1997 metais išėjo filmas, kuris gavo 11 Oskarų. Koks tai filmas? Come on, Titanikas. Nu prašau, kol kas. Atsimenu, kaip kino teatre verkiau, nes man buvo 11. Wow, tai tu ėjai žiūrėti, ar aš mačiau teatrą. Aš buvau laimėjęs, labai keistas dalykas. Buvo 7-Up kažkoks konkursas ir reikėjo ten kažką siūsti laišku, nusinčiau ir aš laimėjau, man atrodo, 2 kvietimus į kiną ir man atrodo Titaniko plakatą. Va čia aš jau tau būčiau paauglystėj pavydėjęs. Bet aš neatsimenu, kas jau dariau, bet man atrodo, į filmą ėjau su klasioku. Okay. Jisai irgi verkia. Blemba jaučiu. Toks jautresnės sielos menininkas, tai turėjo mano verkti. Bet yra šitas dalykas su Titaniku. Aš pirmą kartą, kai žiūrėjau, tai labai žlembiau, atsimenu irgi. Nors tą pirmą, kai 11 irgi, aš jaučiu dabar žiūrėčiau, verkčiau, nes aš toks myžniukas, kai filmus žiūriu, aš tokį nubėga šarelį jautresnis momentas. Negaliu nieko sakyti, nes aš lygiai toks pat. Aš žinau, aš ten pažįstęs. Man atrodo, mes net esam kalbėję. Ir žinai, man kas juokingiausia, pavyzdžiui, dabar su Harry Potteriu, aš kiekvienais metais vis atrandu naujų vietų, kur aš galiu verkti. Ir čia irgi turbūt senatvės dalykas yra, nes aš prieš 2 metus, kai rodė tam kalėdiniam laikotarpį, tai aš atsimenu, tai pradėjau verkti, aš pasikūkčiodamas verkiau, kai pamačiau mirtis ten 7 dalies, 8 dalyjau. Ir aš tiek pradėjau verkti ir man žmona, žinai, sako, tu verki ir aš... Ir atrodo, kad aš prie karsto stovėčiau, žinai. Žinok, man tikrai, šiaip mane į Harry Potterį žmona atvedė, bet man tikrai nuoširdžiai ašara bėga kiekvieną kartą, kai Cedricas Diggoris žūva. Man žiauriai gaila, tiesiog, blemba, visas gyvenimas prieš akis bičiui ir va taip. Tai, o man buvo su Lupinu ir Tonks, kai jie ten dar susikabinę tam ranką, o dabar šiurpas, žinai. O mes tai šiemet darysim naują dalyką su žmona, kino teatre rodys visus Harry. Jo, mes varysim. Beveik visas dalis nupirkau bilietus dovanų, nes ne visas galėsiu spėti pats, bet pradėsim jau, nežinau, kada šitą išleisi, bet mes jau kitą savaitgalį pradedam maratoną. Dar lapkričio mėnesį. Aš tikiuosi, kad irgi mes nueisim ir į kino teatrą ir paskui dar per kalėdas pasižiūrėsim, žinai. Ok, tai su šito klausimu susitvarkiai puikiai. Antras klausimas. Kas pirmą kartą atstovavo Lietuvą Eurovizijai? Oi, aš atsimenu dar. Ovidijus Mišniauskas, Lopšinė mylimai, 94, buvo tokia gėda ar 93, kad po to iki 99 nedalyvavo. Taip. Aš tos dainos, tiesą pasakius, neatsimenu ir to dalyvavimo. Mano iš vis atrodo, kad mano visas prisiminimas apie Euroviziją prasideda nuo 2006 metų, žinai. Nu, tai kai buvo jau LT United. Bet pavyzdžiui, kad nes mes paskui ten turėdom tradicijas, nes sutapdavo su mano tetos gimtadieniu ir mes su pusseserė pusbroliu, aš ir sesė žiūrėdavom, žinai, tada atsimenu. Ir iki to laiko kažkaip nėra jokių... Oi, aš atsimenu, aš labai gerai turbūt Skempus atsimenu, ten 2 pirmi gal buvo, ar kas tokio.
o paskui jau ten iš viskai, iš kai kurių, beveik iš dalies Eurovizijų tais 2000-aisiais netgi rasdavo po kelias dainas, kur paskui ten atsidurdavo arba playlist, arba įsirašydavo į kasetę, ten Brainstormų My Star iki šiol yra. Nice. Ir paskutinis bus toks lengvas, kad tu neatsakysi, neuždavinėk tokių lengvų klausimų. Tau dabar aš pasakysiu 3 žodžius, tau reikia pasakyti, kas tai buvo. Jie visi yra to paties dalykai. Gerai. Donald, Turbo, Huba Buba. Ai, čia gumos, kramtamas. Teisi. Vakar, beje, užvakar tvarkiau automobilį. Aha. Ir radau, ištraukiau, kažkada, kai važiavam su žmona kažkur, dabar degalinėse galima rasti, tai Donaldo gumos nupirkęs, bet nesukramtė blemba. Nevertina visiškai mano 2 centų. Čia tas yra su... Oi, tuos aš atsimenu, jo. O kolekcionuodavai, pavyzdžiui, ten tas lipdukus ir panašiai? Tai, ne, lipdukai čia biškai vėliau atsirado, bet popieriukai, tai jo, tai mes ten, aš matai, aš už tave šiek tiek vyresnis. Taip. Aš tais tikrais 90s gyvenau. Taip. Tai mums pirmiausia turbo buvo mašinų popieriukai. Pirmas aš šitą dar atsimenu, nepamenu, ar aš turėjau, bet kad buvo, tikrai atsimenu. Ir man kažkodėl išlikė atminti, aš tikiuosi, kad čia ne haliucinacija, kad buvo ir X-File lipdukai. Bet kažkodėl man taip... Nežinau, šiaip galėjo būti gal albumas, nes paskui kažkurio metu atsirado jau tie lipdukai albumai, kur rinkdavai, tai ten irgi tuos su broliu esam rinkę ne tik NBA, bet ten ir kažkokių automobilių, ten dar kažkokių. Star Warsų buvo irgi, atsimenu. Oi, buvo Beverly Hills 90210, tokia tiesiog lankstinukas. Ir kur tu tiesiog žiauriai daug prie tų gumų gaudavai gerokai per daug Dylano lipdukų. Aš nežinau, ką reikėtų daryti su Dylano lipdukais, nes jų visada būdavo perviršis. Jo, o atsimeni, kurio trūkdavo labiausiai? Nelabai pasakysiu, nebeatsimenu. Man atrodo, nėra jokio lipduko albumo, kurį būčiau užpildęs bent iki 7-5%. Okay. Tai, kadangi, gyveni vis tiek kaime, labai mažas pūlas žmonių, su kuo gali mainytis, ten dar mokykla kažkiek. Ir man būdavo tokia fantastika, kai, man atrodo, rašydavo tame Donaldas ir kiti, ten pabaigoje būdavo, ten, jeigu norit keistis lipdukais, tai tokią ir tokią dieną prie centrinio pašto 10 ryto, ten 6 ir aš toks... Eik tu savo, kokie dalykai mieste vyksta. Tai buvo labai toks irgi, what? Jo. Tai čia buvo viena gal net iš svajonių nuvaryti tą pasimainą. Gerai, tu šiaip labai gerai užvedai kalbą, pradėdamas šiek tiek kalbėti irgi apie tą mažą erdvę, ne? Tu pats esi iš Liepalotų, ten gimęs ir užaugęs. Jo. Tai ta pirmas klausimas, kurio aš visą laiką paklausiu savo pašnekovų, kaip atrodė tavo kiemo gyvenimas? Kokios būdavo panetkės arba tie vadinami susitarimai, kaip atrodė kiemo žaidimai, taisyklės kažkokios ir panašiai, pasidalink šituo dalyku. Turbūt mano visą tą vaikystę, brūkšnelės paauglystę galima į tokius 3 etapus suskirstyti labai ryškius, nes pirmas buvo etapas, aš iš pradžių, kai aš gimiau, tėvai gyveno daugiabutyje. 8-butis, vienas iš 2 daugiabučių Liepalotose, dar buvo vienas 4-butis, visi kiti buvo individualūs namai. Ir tame 8-butyje buvo kiemas, buvo ten toks kalniukas, nes tuo metu, kai statydavo daugiabučius, tiesiog žemė šalia suversdavo ir likdavo kalniukas. Tai nuo to kalniuko mes ten čiuožinėdom. Tai aš iki 1 klasės tenai gyvenau, mes 93 turbūt pradžiai kažkada. Man atrodo, aš savo 7 gimtadienį, kuris 93 sausio 30 buvo, jau sutikau nuo savam name, kur perskrostėm. Tai iš to kiemo, tai atsimenu visai daug dalykų. Smėlio dėžiai labai daug žaisdavo. Man labai yra įstrigę mano labai geras iš tų laikų bičiulis, iki šiol geras bičiulis Evaldas Beržininkaitis, kuris tapo po to žinomu Lietuvai krepšinio treneriu, jis metais gal už mane vyresnis. Jisai kažkada mes žaidėm smėlio dėžę ir turėjom teologinę diskusiją apie Dievą. Ir aš sakau, o kur yra Dievas? Ir aš labai gerai atsimenu, kad jis man rodė, sako, žiūrėk į viršų. Ir matosi tokia varlytė. Jo, ten yra Dievas. Ir aš žiūriu, aš neatsimenu, nei nematau. O kitas dalykas, kadangi jie, man atrodo, gyveno gal kitoj laiptiniai, bet, 2 laiptinės, tai mes... Ypač kai būdavo vėsiau, ir aš negaliu iki šiol to patikėti, nes man ten buvo 4-5 metai, mama pasako, kad mes žiauriai daug žaisdavom kortom. Okay. Bet tiesiog kortuodavom ten po kelias valandas, sėdi ir, žinai, dar neini į mokyklą ir sėdi. Tai tas yra labai irgi įstrigę, kur ir labai daug tų pačių, tai čia toks pirmas etapas, paskui įsikraustėm į
į nuosavą namą, tai ten labiau su kaimynų vaikais, bet irgi labai daug tų pačių, tarkim, mes išsikraustėm į nuosavą namą, šalia atsikraustė į kitą namą žmonės, kurie gyveno kitoje laiptinėje, tam pačiam daugiabutį. Jau mainai tokie įvyko. Jo, paskui dar ten, tai va ten toks jau biškai kitoks etapas prasidėjo. Ten jau labiau aplinkui, šalia žaisdavom kažkokiu ten, į medžius laipiodom, nes tokiuose, ten gal seniau buvo kažkokios irgi sodybos, kur mes pasistatėm tos namus. Esu kokių gal 6-7 metų iš, nežinau, kokio 2 metrų aukščio, nukritęs iš medžio ant kelių. Ir nieko nebuvo, nes, žinai, 8 metai ir nieko nebūna, tai va, tai tokie. O paskui trečias etapas, kuris labai irgi greit prasidėjo nuo kokių 11-12, tai krepšinis. Viskas, krepšinis. Nieko daugiau išskyrus krepšinį. Visą laiką, jeigu yra laisva minutė, geras oras, žaidi krepšinį, viskas. O va čia vat, man šiaip yra įdomu, sakykime, vat, augant didesniuose miestuose, vat esam kalbėję, ar ne, su žmonėm, kurie Vilniuje augia, arba ten Kaune, Panevėžy, atsirasdavo tie tokie pavojai, ar net žinodavai rajonus, į kuriuos geriau neiti, nes tau gali atsitikti kažkas ir panašiai. Kaip yra vat, tokioj nedidelėje erdvėje? Ar irgi egzistuodavo vietos, į kurias, geriau būtų, pavyzdžiui, neiti po tam tikros valandos, nežinau. Oi, ne, pas mus labiau buvo, didžiausias pavojus buvo tiesiog neišbėgti į kelią, nes gali automobilis nutrenkti. Ir dar taip pašnibždom kalbėdavomės, kad yra toksai Saulius, dabar amžinatilsi, kuris kalėjime yra sėdėjęs. Niekas mes, man atrodo, nežinom, už ką jisai sėdėjo kalėjime, bet paskui, kai jau ten šiek tiek vyresnis su juo susipažinau, tai toks, gan agresyvios išvaizdos, bet absoliučiai nepiktybinis toks, turbūt žmogus turėjo ir su priklausomybėm problemų, tai toks, jis nebuvo toks baisus apie kurį, bet turbūt čia irgi toksai, kad tu turi toks dalykas, kad tu turi turėti kažkokį baubą, ko tu turi bijoti ir tas gąsdina. Bet šiaip tai Liepalotėse, ten nieko baisus negalėjo būti, mes ten būdavo, tėvai leisdavo ir iki išnaktų žaisti krepšinį, ar ten būdavo grįžtam 12-1 nakties, nes žaidi krepšinį, tada tiesiog susėdi, tada pizdėlinį ten kokias dar 2 valandas apie dalykus, tada varai ten sustoji kažkur iš vieno namo sodo obolių pasivogi, sėdi valgai tos obolius, toliau kalbė, ir žinai, ir tokie, taip viskas vystų. Mano labai saugi vaikystė, tokia net šiek tiek gal vietom sterilinės, nes tiesiog labai maža bendruomenė. Jeigu ten koks nors atvažiuodavo svetimas žmogus, tai tu jau matydavai, kad kažkas kitas yra kaime. Kai aš jau buvau šiek tiek vyresnis, gal jau net išvariau, pradėjau kažkurio metu atsikraustyti naujų žmonių, tai buvo kažkoks incidentas, kurį gal brolis labiau papasakotų, kažkaip jie žaidė krepšinį, aš jau studijavau turbūt, tai jam buvo 15 kokių, ir atvarė kažkokie vyresni bernai, ir ar ten kamuolį atėmė, ar ten jam grasino, ar kažkoks toks buvo konfliktas. Tai grįžo brolis, papasako tėtis žiauriai supyko, nuvarė, susirado tuos visus, susisodino į mašiną ir nuvežė kažkur ten, atkniso protą ir parvežė namo. Bet parvežė dar namo, tai čia. O mano tėtis toks, jis nedidelis, toks stambus, toks, žinai, rankos tokios būdavo, bet mokėdavo, dabar biškai kitokia situacija, bet mokėdavo įtikinamai kalbėti. Tai čia toks, gal vienintelis toks incidentas, kuris kažkoks buvo, kur kažkokio pavojaus buvo. O ta meilė krepšiniui, ar ne, tu ir dabar ne vieną kartą paminėjai, ir šiaip esi aktyvus fanas, ar ne, ir domiesi, tai kaip atsirado ta meilė krepšiniui, ar čia irgi iš tėčio, ar čia natūraliai kieme, kaip jinai gimė? Šitas įdomus visai dalykas, nes turbūt mūsų su broliu tėvai nelabai domėjosi, kaip visi tuo metu žiūrėdavo, ankstyvojo jaunystė be abejo, ten įsijungdavo kokį Žalgirį, tada ten paskui vėliau LKL, tada Eurolygą, dar kažką, bet jie nebuvo kažkaip labai ten fanai. Tarkim, aš nežinau, ar mano tėtis yra buvęs krepšinio rungtynėse, tokiose, ne rajoninio lygmens. Mama irgi nemanau, kad būsi, bet čia viskas iš draugų labai atėjo. Iš to paties Evaldo, nes Evaldas dar turėjo 3 brolius. Tai jie 4 atvarydavo, mes atvarydom 2 su Gyčiu ir mes jau 3 prieš 3 galim žaisti. Tai manau, gal jie didžiausia tokia, turbūt Evaldas turėjo tokią didžiausią įtaką. Ir pas mus buvo kaime, buvo vadinamoji senoji mokykla, ten buvo toks mažesnis pastatas, kuriame aš dar spėjau mokytis ir paskui naują dar pastatė. Taip. Ir prie abiejų buvo po aikštelę. Tai mes žaidom senoji aikštelę iš pradžių, ten nuo kokių 10-11 metų, kur tokia labai grublėta viskas, kur mano ten šonai,
nuvaryti buvo iki kraujų ir ten tų akmenukų prilindę grįžti, mama ten rakinėja tus akmenukus, tepa kažkokį jodų, dar kažką, tai tokių turiu atsiminimų, o paskui jau kai atsirado naujesnė aikštelė, tai jinai šiaip visai padori ir asfaltas geresnis, tai tiesiog čia buvo turbūt toks vienintelis užsiėmimas, kurį veikdavom kartu nemaža hebra, nes daugiau kažkaip daugiau kažko nelabai užsiiminėdavom. Ten atsirado kažkurio metu kompiuteriai, tai varydom ten pagamint arba dar su tais tipo zilitonų klonais, arba paskui jau su PC, bet krepšinis turbūt labiausiai ten jungė mus visus. Šiaip tu pasakė apie tą asfaltą naują ir aš suprantu, koks mūsų kartos, ar ne, tu biški vyresnis, bet vis tiek dar patenkam į tą bendrą, koks tai buvo afing, nes aš atsimenu pas mus kaime, patiesė, nemoku pasakyti, ten gal 20 metrų, gal mažiau, žinai, ir ten buvo tobuliausia vieta važinėti su riedlente, žinai, man tėtis ir buvo nupirkęs ir ten važiuodavo pirmyn atgal, ten nėra net kur važiuoti, žinai, realiai, bet ir plus, aišku, turi pastraukti, jeigu automobilis atvažiuoja, bet ten ta vieta būdavo pati geriausia, nes plytelės, neišlūžinėjusios, žinai, ten grynas asfaltas, tai... Jo, tai krepšinį, tai iš vis, žinai, kur muši ir kamuolys atšoka ten, kur tikėjasi, ir pagal fiziką viskas vyksta, o ne kažkaip random į bet kurią pusę. Aš vis dar nesuprantu to dalyko, kaip pamatau ir dabar, ir anksčiau, kaip atsirasdavo krepšinio aikštelės tiesiog toj vietoj, kur žolės yra, žinai, kur tu supranti, kad ten niekaip jisai neatšoks greičiausiai, žinai, arba kad, kaip sakai, Ne, tai būdavo, tarkim, toj seno aikštelė, kai žaisdavai, tai tiesiog tu žinai, kurioje vietoje yra tie iškilimai jau, intuityviai žinai. Taip. Žinai, kad vienas krepšys yra kokie 10 cemų žemesnis, bet kitas kokiu 15 aukštesnis. Yeah. Ir kai žaisdavai, tipo, jeigu per 2 krepšius, tu norėdavai tą žemesnį, mes į tą aukštesnį jau būdavo reikalų. Okay. Tai pabuvom šiek tiek kieme, persikelkim į mokyklą, ar ne? Dabar žmonės tave irgi atpažįsta, ar ne, kaip Lietuvos tūkstantmečio vaikų veidą, ar ne, žmogų, kuris daug protmūšiuose dalyvauja ir panašiai, ir organizuoja, veda. Tai mano klausimas būtų, koks tu buvai mokykloje? Ar tu jau nuo pat mažumės buvai toks žingeidus, ar buvai pasiutęs labiau? Koks iš vis tavo santykis su mokykla buvo? Aš manau, aš gan geras vaikas buvau. Aš manau, kad aš vis dar esu gan geras vaikas. Galėčiau būti geresnis sūnus, tipo, dažniau grįžti pas tėvus ir ten dažniau kažkaip jais pasirūpinti, bet, kiek galiu, tiek galiu. Bet aš manau, kad nebuvo labai didelių problemų su manim. Ten be abejo paauglystėje buvo epizodų atskirų, kur ten buvo biški dramatiškas paauglys, kur aš tau, žinai, tau turbūt ne man tau aiškinta, ne? Tai visiškai. Tai ne, bet čia yra visiška tiesa dabar. Bet, tarkim, vienas turbūt įdomesnių dalykų iš mano mokyklos buvo tas, kad aš kai pradėjau mokytis, aš pradėjau Liepalotas, aš 6 klasėje perėjau į Šakius į Varpo vidurinę, kuri žiauriai gera šiaip buvo. Ir aš tik tai šiemet, kai mane pakvietė grįžti ir ten buvo mokyklos 3-5 metai, mane pakvietė vestą jubiliejų, aš supratau, kad šiaip mano buvo kaip ir vidurinė mokykla, bet su labai stipria meninė pakraipa. Yeah. Man atrodo, ta meninė pakraipa labai man padėjo gyvenime. Tai bet toks unikalesnis gal dalykas mano ir čia šitą supras tik tai tie, kurie yra mokėsi kaime. Yeah. Aš mokiausi kaimo mokykloje, ten mano klasėje buvo kokie 8, gal 10 vaikų maksimum. Ir kadangi mokykla maža ir patalpų mažai, tai tarkim vykdavo pamokos kartu 1 ir 4. Jo. Ir aš atvariau į mokyklą jau mokėdamas skaityti, rašyti, skaičiuoti, nes aš neėjau į darželį. Nei aš, nei brolis neėjom į darželį, nes mamos mama gyveno, ir iki šiol gyveno nuo mamos ten, nuo tėvų 5 kilometrai gal, tai tėvai prieš važiuodami į darbus nuveždavo mus tenai. Ir kartu būdavo labai dažnai močiutės sesuo. Mes ją vadindavom teta, šiaip mamos teta, bet teta Zita. Ir jinai pradinių klasių mokytoja. Ir kai mes ten būdavom, tai tiesiog sėdi ir mokino skaityti ir viskas. Tai aš atvariau mokėdamas. Tai būdavo tas, kad aš sėdžiu 1 klasėje, užduoda kažką padaryti, aš ten greit padarau, parašau ten tuos kringelius, kažkokius dar kažką. Ir aš sėdžiu ir aš klausau, ką 4 pasakojant per pasaulio pažinimą. Tai žinau, kad kažkurio metu buvo direktorė mokyklos pasikvietusi tėvus ir sako, mes galim jūsų vaiką perkelti į 3 klasę iš 1. Okay. Ar iš 2 į 4, kažkas tokio. Bet tada tėvai nusprendė, kad ne, nes mokykloje tas mokslinis, kaip moksleivio ugdymasis, jisai turi kartu eiti su socialinių įgūdžių įgavimu. Taip. Tai aš iš 2 įmestas į 4 ar iš 1 į 3, aš praleisiu kažkokį gan svarbų gyvenime etapą, per kurį man turi formuotis kažkokie gal įgūdžiai ir aš tada,
aš jausiuosi praščiau ir man bus blogiau, tai o dėl to džiaugiuosi, kad irgi to, aš būčiau galėjęs pafleksinti, kad ten, žinai, mokyklą baigiau 16, Taip. bet kas iš to, kai tu baigi mokyklą 16, atvarai į univerą, įstoji ir gerti negali Jo. su bendrakursiais. Tai koks pointas iš visko, ar ką žinau, jeigu negali, bet tėvų gyveni ir negali gerti, jopšik man. Reikia vos ne, kad leidimo, žinai, parašyti, kad... Tai čia buvo taip pradėsi, o paskui 6 klasė išvariau į šakius. Irgi, aš supratau, kad mano gyvenime, ypač vaikystėje, tėvai priėmė daug sprendimų su manimi nepasitarę. Man tiesiog 6 klasėje, gal kokią rugsėjo 2 grįžta mama iš darbo, iš šakių sako, žinok, Pauliau, noriu tausti į kitą mokyklą. Okay. Nu, bent jau aš taip atsimenu, tai gerai. Išvariau į kitą, tada pasimokė ten 1,5 gal metų vienoje klasėje, tada visi nusprendė, kad man ten per lengva, tada perkelė į, kur buvo sustiprinta anglų kalba ir tada jau baigiau B klasę iki pat. Okay. Bet irgi toks, aš mokyklai man buvo žiauriai lengva, labai paprasta, viskas ten easy, nu tiesiog ir aš neišmokau kelių dalykų, aš neišmokau mokytis. Okay. Man iki šiol sunku išmokti kažką, aš neturiu įgūdžių, man dėl to univerė buvo blogai, aš dėl to ten ir egzų kelių neišlaikiau univerę studijuodamas, o kitas dalykas, aš neišmokau, kaip reikia tvarkyti su nesėkmėm, nes, nu, nebuvo nesėkmė, nu, žinai, ten gal kažkokia, žinai, asmeniam gyvenime, ten kokia mergaitė atstumia, ar, nu, paauglė panelė, nu, tai, bet tu neturi kažkokių, oi, ten gavai 4 iš kažkokio kontrolinio ir tada tu išmoksti, tu žinai, ten patiri ir panašiai. Nu, aš neturėjau to, tai man visi tie tokie, kai prasidėjau suaugusio gyvenime, visokios nesėkmės, nu, iki šiol ir žmona man sako, tu nemoki tvarkytis nesėkmėm. Ir dėl to aš labai stengiuosi, kad nebūtų jų. Tai... Jo, nes aš, pažiūrėjau, esu žinok verkęs dėl pažymio, man atrodo, kažkada. Nes aš buvau... Kai pats rašai? Ne, dėl šito aš rašydavau, bet šitas irgi, žinok, išsiugdė, kai, pavyzdžiui, reikėdavo rašyti pažymius, aš tikrai nuoširdžiai sirgdavau už mokinius, kad jiem pasisektų, žinai, kad jie gautų gerą pažymį, tam, pavyzdžiui, iš istorijos arba pilietiškumo, tu sėdė ir žiūri gerai, 10, žinai, nes tai parodo, kad ir tu pats, reiškia, aš gerai išmokiau, žinai. Arba jie gerai nusirašė, žinai, čia vėl klausimas, bet faktas, kad, nu, kažkaip pavyko jiem ir aš netgi pradžioje, atsimenu, kai tik pradėjau dirbti, labai stengdavausi, kad jiem, nu, matau, kad, pavyzdžiui, ten jau bus labai bloga situacija, tada kvietiesi, žinai, dar bandai, ten, tarkim, neužpildytas kažkoks atsakymas, žinai, o važiuok, čia palikai tuščia. Kaip čia manai, koks, žinai, atsakymas, dar kažkas, nu vis tiek kažkaip stengiasi, bet jo, aš žinojau tokį dalyką, kad aš jau jautriai reaguodavau į humanitarinius pažymius blogus, žinai, nes aš pats humanitaras esu visiškas, jeigu aš gaunu iš matematikos 4, aš suprantu, kad taip ir turėjo būti ir viskas su to yra gerai, bet jeigu nedaug dievė, žinai, ten iš lietuvių gausi 7, jau nuotaika ne pati geriausia. Aš esu gal 11 klasiai. Ėjom su mokytoja lažybų lietuvių kalbos. Okay. Ir ta Andriukaitinė fantastiška mokytoja. Žinau, kad jinai, nu, kadangi mano mokykla buvo gana jauna, tai ir mokytojai buvo jauni ir žinau, kad mokytoja Andriukaitinė dar dirba, tik dabar Kaune, man atrodo, nemišliuose. Tai, man atrodo, mes 11 klasėje sprendėm praėjusių metų brandos egzaminų užduotis lietuvių kalbos. Yeah. Ir, man atrodo, buvo mūsų susitarimas, jeigu gerai atsimenu, jeigu aš nepadarau nei vienos klaidos, aš gaunu 30, okay. Nes ten kažkokie 3 dalys buvo ar kažkas tokio. Jeigu aš padarau bent vieną klaidą, aš gaunu 2. Ir aš padariau vieną klaidą. Neatsimenu kokią, bet įrašė normaliai, nes, na, žinai, už bazarą reikia atsakyti. Atsakiau. Va, čia labai. Bet šiaip dar, va dabar, kai buvau mokykloje, susitikau auklėtoją, Daivą Savickienę irgi labai faina auklėtoja, bet rusų kalbos mokytoja, aš rusų kalbos mokiausi iki 9, o jin auklėtoja buvo iki 12, okay. Tai kaip dažnai ryšys buvo toks silpnesnis, tai aš turiu tokį legendinį vieną nutikimą. Pas mus kažkaip labai vienu metu keisdavosi muzikos mokytojos. Mokytojos būtent, man atrodo, nebuvo nei vienas vyras, tai čia gramatiškai ir visai kitaip taisyklinga. Ir kažkaip ne vienai mokytojai, tik tai paskui galiausiai, kai jau atvarė tokia Ingira Jakienė, kur irgi žiauriai gera mokytoja, irgi va dabar susitikau, buvo labai faina, kažkaip nelabai klausėsi jos. Ir buvo viena iš tų pavaduojančių mokytojų, buvo penktadienis, 1 pamoka gal muzika, ar gal 2. Ir 9 klasėje man ten už vienos dienos gal turi sueiti 15 ar 16, kažkas tokio. Ir mes ten visi triukšmauja, bet kažkodėl mūsų klasiokų
tadu, jinai mus kreipė, gal pirmam suolė sėdėjom, tipo, jūs viskas, imat popieriaus lapus ir rašot pasiaiškinimus. Ok, nu aš ne tik gerai mokiausi, aš ir drausmingas buvau visą laiką. Gerai sėdim, bet kažkoks velnės įgėlė į šikną. Tai dabar, kai buvau susitikęs su auklėta, tai man gražino tą pasiaiškinimą. Ir aš maždaug, aš, Paulius Ambrazevičius, būdamas visiškai nebejotinai sveiko proto, triukšmavau muzikos pamokoje, nes esu prastai išauklėtas gal. Be to, kažkaip dar ten visą tą mano elgesį lėmė paauglystė ir siaučiančios hormonų audros, kažkas tokio. Ir mes rašėm direktoriui tą pasiaiškinimą. O aš tado neatsimenu pasiaiškinimo, bet tipo ir tuos, kadangi būdavo dar klasės žurnalas popierinis, jos įdėjo į žurnalą ir tas žurnalas eidavo per klases. Tai jau penktadienį per 6 pamoką jau visos mokytojos ir visi mokytojai žinojo ir žvengė ir sakė, mokytojų kambarį žvengė. Tai toks buvo mano. Tai va dabar aš turiu tą savo rašytą, tiesiog, blemba, nepagalvojau, galėjau atsinešti, bet galėsiu nufotkant, galėsit įdėti į maketą, nes toks. Ir aš kai skaitau ir dar ten man tokį vieną video atsiuntė iš 12 klasės, iš ten vieno dailės tokio kūrinio pristatymą, nes kaip sakiau, menės pakraipos mokykla, nes muzika stipri labai, dailė stipri, ten meno dienos vykdavo kasmet, dramos studija viena geriausių Lietuvoje, kurią taip ir nenuėjau ir žiauriai giliuosi iki šiol. Ir per šitą mokyklos jubiliejų mane paskelbė garbės nariu ir aš toks, kaip faina. Tai tipo žiūrėjau dar vieną video medžiagą, blemba, šiaip aš paauglystėje buvau pizdukas. Aš buvau toksai naglas ir aš ten tipo pristatinėjau vieną kūrinį ir aš žiūriu tą video, parodžiau žmonai Kristijai, sako, blemba, pasitikėjimo savim daugiau negu pasiruošimo. Ir sakau, fucking nailed it, jo, nes taip ir yra. Bet tas dalykas labai dažnai, man atrodo, ir šiaip žmonės gelbėdavo, jeigu tu turi, moki gerai kalbėti, gerai vartytis ar ne, tai tu gali galbūt ir mažiau pasiruošti, nes tau viską, kaip čia pasakyti, charizmą išneš, žinai, dažnu atveju. Bet, žinai, bet aš ne tik, kad va taip galėjau kalbėti, bet aš ir turėdavau kažkokį backgroundą. Aš turėjau, žinai, čekius, kad įrodyčiau. Tai aš esu su keletu mokytojų tikrai į tokių, ne vieną diskusiją tokią visai rimtą leidęsis su istorijos mokytoju, kuris dėstė ir pilietinį ugdymą, kuri žiauriai gerbiu, labai mėgstu. Vienas didžiausių smūgių mano gyvenime buvo, kai sužinojau, kad jisai įstojo į darbo partiją. Bet iki šiol mes gerus santykius palaikom, irgi buvom susitikę. Šiaip fainas irgi žmogus, tikrai vienas iš turbūt svarbesnių mano gyvenimo mokytojų. Mes su juo esam turėję labai didelę diskusiją, ar narkomanija yra liga, ar tu jeigu esi ar priklausomybė, turbūt platesnė prasme, ar priklausomybė yra liga. Ir aš buvau tos nuomonės, kad jo, nes, tu negali be to ten, žinai, o jisai, toks biški tokio senesnio gal sukirpimo, kad, čia, žinai, nenorėčiau iškart, o bičios rūko ir rūkė, tai kaip kaminas, kur, žinai, per pamoką sėdi ir tu paskutiniam suolė sėdėdamas užuodį, kad jis rūkė, tai, tai žinai, galėjo ir jisai apie priklausomybės. Galėjo pritarti. Bet nepaisant to, linkėjimai, Vidmantai, gerbiu, myliu, puikus mokytojai. Va šitie mokytojai kažkaip ir palieka tą influencą, aš irgi galvoju, pavyzdžiui, pas mane, kurie buvo mokytojai, irgi istorikai buvo 2, kurie labai kažkaip, pavyzdžiui, paskutinė mano istorijos mokytoja Alma, kuri iki dabar yra irgi dėstanti, dirbanti, žodžiu, tai irgi jos humoro jausmas ir jos mokėjimas pasakyti dalykus, ta prasme, kur aš niekad nepamiršiu, irgi gal esu minėjęs jau ir čia pas save podcast'e, bet man tas taip įsirėžė, kur vienas bičas, mes jau 11-12 klasėje, kadangi susimaišiusios klasės būdavo, tie, kas aiškiai pasėmė, ir aš atsimenu, kažkas atsisako, kam čia mes mokomės tos istorijos, va šitų dalykų čia, kam čia reikės. Ir tokiu ramiu veidu sėdi ir sako, kad kai Jūros Jankevičius iš klausimėlio tas paklausinės, tu man gėdos nepadarytum. Ir viskas, ir bišas užsičiaupė, tiesiog, žinai, viskas, ramus sėdi, žinai. Ir aš galvoju, ant kiek yra žmonės, tie mokytojai, kurie buvo žiauriai gerai pasikaustę, žinai, kad galėtų pasakyti. Bet man tokie, gal ne tokie, nes mūsų mokykla irgi buvo tokia, kadangi vėlgi. Šakiai irgi mažas gan miestas, ten kokie 7,000 gyventojų, rajone ten daugiau, bet žinoma, ten tas mokyklas važiuodavo iš viso rajono, tai tie ir vaikai, pas mus nebuvo kažkokių tokių ten, žinai,
labai chuliganų ar kažko. Buvo keletas, bet jie labai paskesdavo bendram tame. Tai aš nemanau, kad mano mokykloje reikėjo tokių įgūdžių, kažkokio ten prigaudimo ant bazaro, žinai, kad mokytojai galėtų. Bet labai įstrigo jo būtent tie mokytojai, kurie gal nebūtinai dėstė svarbiausius dalykus, kurių man po to prireikė tam universitete ar gyvenime, bet tie, kurie gal žmogiškiausiai žiūrėjo ir nu, mano tikrai, tarkim, vienas iš ryškiausių prisiminimų iš mokytojų yra irgi mokytojas, su kuriuo iki šiol kartais susirašom per Facebooką, irgi esam susitikę, informatikos mokytojas. Okay. Ir jisai turėjo, fantastiško gerumo, humoro jausmo turėjo ir turi iki šiol. Aš manau, dalis mano humoro jausmo yra iš šeimos, o labai didelė dalis jaučiu iš jo, nes jisai labai taip, jis mokėdavo labai vartyti žodžius ir tokie tie žodžių žaismai iš jo mano gyvenime atsirado. Tai va, Alvydas Grinkevičius, puikus mokytojas. Kitas dailės mokytojas, Algimantas Vorevičius, Voras, niekas jo, Algimanto ar Alginė, Voras, visi žinojai kaip Vorą. Ir va dabar buvo atvažiavęs tūkstantmečio vaikus, kažkada rodys su ten, aš 9-oko, man atrodo, vieną klasę, kitoje mokykloje dirba. Tai va, tai kur irgi ne tik, kad su tavim, kaip su, beje, Domanto Starkausko krikštatėvis. Okay, nice. Ir aš jį susitikau, abudu koncertus, sakau, ką jūs čia? Sako, ne, tai Domantas, va, mano krikštas. Okay, pamiršau, kad šakiai tokie maži yra. Tai va, tai irgi ne tik ten mes mokėmės pasitam, kaip piešti ar dar kažką, bet jis pasako apie meną, apie reikšmę ir panašiai. Ir to anglų kalbos mokytas, kuris man atneždavo Led Zeppelinų ir Pink Floydų kompaktus paklausyti, bet irgi žiauriai kietas anglų kalbos mokytas buvo, yra vis dar. Tai irgi, tai tokius atsimeni, kur nebūtinai kas ten įvyksta pamokose iš mokymo pusės, bet šiaip kaip, nes tu mokykloje, jeigu norėsi ten tik tai mokytis, tai tu tik tai ir mokysis, bet vis tiek tu augi, tu žinai, taip, tu tobulėjai ir tu žmogum po biškį tampi, nes tiesiog taip veikia gyvenimas. Čia ką labai gerai ir pasakei prieš tai, ar ne, kad duoda tos socialinius įgūdžius mokykloje, tai vis tiek. Jo. O gerai, tu šiek tiek taip irgi labai organiškai perėjai prie muzikos šiek tiek užsiminė, ar ne? Tai pasikalbėkime apie tavo vaikystės ir jaunystės, paauglystės kultūrą, ar ne? Kultūrinius reiškinius, tai yra žaidimus kažkokius, ar ne, būrelius, šiaip visokias veiklas, ką tu veikdavai, nes aš turiu prisipažinti ir šitą jau mes esam apkalbėję asmeniškai, ar ne, bet man turbūt yra vienas skaudžiausių dalykų, ką tu esi pasakęs apie ankstyvuosius 2008-2009 metus, kad Lietuvoje koncertavo Linkin Parkai. 2007. Ir man iki to, dabar kaip fanų jų yra taip skaudu, kad aš tada jau nepradėjau klausyti, kad galėčiau sudalyvauti koncerte. Ir žinok, aš irgi nebuvau, tai aš jau buvau per kietas tuo metu. Tai žinai, ir man kažkaip toksai, tai ir šiaip tavo muzikos žinios, ar ne, vis tiek galima įvardinti, kad tu tikrai daug labai žinai apie muziką ir panašiai, tai kaip vystėsi tavo muzikinis skonis ir šiaip žaidimai kažkokie arba kažkas, kas formavo tavo tą kultūrinį pramoginį lauką? Turbūt vienas iš svarbiausių dalykų buvo tas, kad pas mus namie visada, ir man atrodo iki šiol pas tėvus, visada įjungtas radijas. Okay. Tiesiog ir visą laiką ar kažkas kalba, ar kažką, kai augau, turbūt dažniausiai būdavo M1+, kur tikrai tuo metu iš tų visokių komercinių radijų, kai atsirado, jisai buvo tikrai gerą muziką grojo. Be abejo, klausiau ten ir M1, ir Radio centro. Tuo metu gal radijas biški kitokią muziką grojo, daugiau būdavo tos tokios alternatyvos kažkokios, nes vėliau tik tai prasidėjo tas labai labai radikalus nupopsėjimas, nes tarkim aš ten M1 top 40, tai beveik šventai klausydavau ankstyvoj paauglystėje ir panašiai, ten žinai, įsirašinėdavai dainas į kasetę ir ten žymėdavaisi pats. Tai radijas buvo visai, bet aš kažkaip, kai pažiūriu į tarkim savo kai kurios bendramžius ar kiek jaunesnius, tai yra, aš nebuvau labai įkritęs į tą popso liūną. Pavyzdžiui, man ten kokie bendramžiai ir kažkas sako, Lady Ice, blemba, aš Lady Ice normaliai išgirdau pernai gal, ar užkai. Aš tokių labai mažai žinau, aš ten atsimenu, ten buvo Mango, dar kažkas, taip. Bet tai buvo labai ta ankstyva vaikystė, nes aš nuo kokių 12-13 aš jau pradėjau klausytos tokios gitarinės, pankrokinės ir panašios muzikos. Ir tada kažkaip pradedi kalbėti su bendraklasis, ten vienas sako,
turėjau tokį klasioką, Giedrius Žilinskas, tragiško likimo, žuvo gal antram kurse ar kažkada. Ir jis gyveno prie pat mokyklos. Ir kai prasidėjo ten kokie 90 klasiai pamokos su langais, tai mes labai dažnai eidavom pas jį ir jis man davė Nirmanos pirmą kompaktą, aš jį ten parsinešiau, persirašiau, man atrodo, gal į kasetę ar tiesiog paklausiau. Ir irgi, tai tas, va toksai, tai aš tos labai populiariosios lietuviškos muzikos aš nelabai klausiausi. Aš neturiu jokios nostalgijos jokiem šitiem, nežinau, ką čia var, Picasso. Nu, kai čia dabar Karališka erdvė, Karališka erdvė dar biški vyresnė, bet nu, man tas popsas buvo, nebuvo. Nu, mano gyvenime jisai nevaidino jokio vaidmens, o kai čia iš vis dar atvariau į Vilnių, tai iš viso ten man pamirštas dalykas. Tai va šitas tada, bet mes labai daug teliko žiūrėdavom, mano karta turbūt yra paskutinė, kuri labai stipriai augo su teliku, bet tuo metu irgi buvo labai tokių stiprių dalykų, tai tarkim Kazlo geriausi teliko laikai buvo mano turbūt labai formavimosi amžius, tai aš esu labai dėkingas, kad galėjau augti su ta kūryba ir manau, kad irgi humoro jausmai didelį įtaką padarė būtent tai. Ten visokie radio šou, nes kieta, nes ten kokį keiksmažodį įmeta ar kažką. Tai va tokie, tai turbūt šitie muzika, telikas, o kažkokie ten gal, jau prasidėjo kažkurio metu tiek ten kompiuteriniai žaidimai, bet aš irgi brolis labiau. Man atrodo, aš neturiu geros rankų ir akių koordinacijų žaisti su kompu. Nu, tiesiog, ir aš turiu dar vieną dalyką, jeigu man kas nors neišeina iš karto gerai, aš to nebedarysiu gyvenime, nes aš neturiu laiko, žinai. Tai jeigu man neišeina kažką ten spaudinėti ar ten, žinai, kažką, tiek to. Tai būdavo kartais tiesiog, aš sėdžiu, ten glostau katę mūsų, brolis žaidžia ir aš žiūriu, kaip jisai žaidžia. Ir man dabar, kai žmonės aiškina, aš neįsivaizduoju, kaip čia gali žiūrėti ant kokį, nežinau, CS:o pasaulio čempą. Įdomu. Žinai, įdomu žiūrėti, kaip kitos žaidžia, ypač kai tai daro gerai. Nu, aš kažį irgi, man kažį gal pačiam irgi būtų įdomu žaisti, bet man įdomu žiūrėti, kaip ir kiti žaidžia. Bet va tas dalykas yra su tais kompiuteriniais žaidimais, aš vėl čia nužiauriai tau relatinu, nes mano turbūt gamerio era baigėsi ties Sega, kur aš tikrai pirkdavom disketės, ten tėvai pirkdavo, žaisdavom visą kitą ten ir panašiai, bet kai atėjo counterio, pavyzdžiui, laikai ar ne, ten ir kiti dalykai, aš bandžiau išmokti, bet aš maždaug CS-o nežaidžiau, bet ką žaidžiau, Simsus, Mega viešbutis tačiau, kelyje 2 bandžiau vairuoti, žinai, ir va čia buvo mano turbūt pabaiga. Žinok, man irgi panašumas tas, kad aš, pavyzdžiui, labai žaisdavau strateginis visokius. Man būdavo įdomu planuoti, statyti kažką, dėlioti ten Age of Empires, jaučiu didžiąją dalį visos serijos esu pražaidęs, bet irgi toks irgi, žinai, aš nejaučiu jokios tam nostalgijos, vad irgi tas pats jau turėtų dabar man tai ausis raudonuot. Jis prieš kokius porą metų buvo Age of Mythology. Į kompą, žinai, į MacBooką kažkokį ten pasikūręs, kur gali žaisti. Ir jisai žaisdavo tą ir man toksai, aš nežinau, aš nenoriu. Nu čia, žinai, buvo tas etapas, kuris praėjo, buvo faina, bet dabar yra įdomesnių dalykų. Nu, vat aš, pavyzdžiui, kokį mega viešbutį, jeigu raščiau, žinai, diską, aš gal ir pabandyčiau dar, nes man patikdavo irgi, va, kaip tu sakai, statyti, daryti, mane žavėdavo tas toks mini pasaulis, kuriame tu, žinai, kažkokias ten bandai tą viešbutį atidaryti, žinai, ten kažkas nesigauna. Tai aš įsivaizduoju, čia turbūt tu iš Tycoon serijos kažkokios, nes būdavo Roller Coaster Tycoon, kur tu geležinkelis. Taip. Ai, man žinai, man Pharaoh žiauriai patiko, faraonas, kur senovės Egipte, tai visokius irgi. Nustatai miestą, tai toks. Tai va tas yra kažkaip, nesakau, nes, pavyzdžiui, net ir su ta, nes priešingai negu tu, aš esu tas popso žmogus, pas mane tik tai, ačiū Dievui, kad kartu su popsu labai ėjo ir hip-hopo ir repo kultūra, tai aš ganėtinai anksti atradau ir Tupaką, ir Eminemą, žinai, ir paskui vis tiek, kadangi atsirado... Pirmas kompaktas, kurį iš pirmą algą pirkau, buvo The Eminem Show. Tai... Ne? Yeah. Nice. Nes aš dėja, bet neturėjau jokių kompaktų nieko, aš tik paskui pradėjau pirktis, bet man tas būtent visas pasaulis ir tada būtent nuo, sakykime, ten 8 mylios išsivystė tas, kad aš pradėjau rebetlais domėtis,
pats nedalyvaučiau, nes turbūt labai greit susimaučiau tenais, bet man pats... Tave jaučiu nebūtų sunku įžeist, ne? Jau ašaras braukti, žinai, ir galvoju. Ne, sorry. Pridėkit jam laiko nuo manęs, aš tai tikrai čia nesakysiu. Tai va tas, bet tas pasaulis, va, ten jis į mane ir atvedė. Nu, paskui, aišku, prasidėjo ir tas undergroundinė repo klausimas, nes Mikrovonas iš mano mokyklos yra ir mes, nu, kartu, vat, esu minėjęs, gal per biologiją sėdėdom, tai jis irgi, žinai, vat, atsirado tas, bet, pavyzdžiui, kas mane su roko... Iš mano mokyklos Sodaitis. A, ne? O, prašau, irgi, jau galima būtų įgarsėti. Bet jaunesnis. Ai, jisai jaunesnis? Jam, blema, kokie 3-4, 3-3, sakysiu. Ok. Jo, aš būčiau sakęs, kad šiek tiek vyresnis jisai. Ok. Nu, nieko asmeniško, kaip sakant, tikrai, bet tikrai kažkaip galvau, kad jis už mane vyresnis, tai tikrai turės būti. Bet va, pavyzdžiui, kas man atnešė turbūt roko muziką, nes man labai vėl surileitino tą, ką tu sakai, kad Ledėjus tik pernais normaliai išgirdai, tai pavyzdžiui, roko muzika man Vaidutis Šežinis atnešė, nes... Čia negalėjo būti seniai. jo, tai sakau, ir man tai yra taip, su juo, pavyzdžiui, jeigu važiuojam kažkur toliau, atsimenu, mes kažką į Klaipėdą važiavom ir aš su tokiu pasimėgavimu klausiausi, kaip jisai kalba apie dainas ir kur aiškina man visą origin, žinai, ten visą kitą, kaip čia nuskamba, koks turinys yra ir panašiai. Ir vis dabar irgi įmeta kažkokių grupių, kurias aš atrandu kaip savo ir deduosi į playlistą, žinai, tai labai džiaugiuosi, kad prasiplėtė tas, irgi. Aš, žinai dabar ką, dabar kai tu šneki, ką supratau, kad mano toj vėlyvoj vaikystėje, ankstyvoj, tiesiog paauglystėje, įvyko labai didelis tektoninis lūžis, nes po truputį pradėjo atsirasti internetas. Jo. Ir tada, žinai, kai jau atsivėrė labai daug, tu nebebuvai priverstas klausyti radijo tik tai. Taip. Tai va tas gal visai irgi, žinai, aš jeigu truputį pradėjau domėtis tuo, ir, aš toks žmogus, kad jeigu kažko pradedu domėtis, aš pradedu gilintis visai tą temą. Taip. Tai manau, kad kad aš pradėjau pabiškį domėtis gitarinę muziką, aš tiesiog pradėjau kažkurio metu, bet jau čia vyresnėse klasėse, aš per informatiką tą pačią, aš googlindavau best rock albums of 90s, best rock albums of 80s, best rock albums of 70s. Aš netgi pradėjau mokytis. Nice. Ir tuo pačiu metu ten kaip nors prašydavau, kad prasiųstų be abejo nelegaliai kažkas tų kompaktų, visko, tai vat, aš manau, kad tai irgi padėjo man labai, tą rast kažkokią savo kryptį, kur iki šiol aš daug tos panašios muzikos klausau, vis tiek aš nebuvo ne karto, kad ten persimeščiau labai ten, kai būna žmonės pakeičia, žinai, ten visiškai į elektroniką, pavyzdžiui, metas ar į hip-hopą. Ne, aš manau, daug maž gitaros iki šiol esminis dalykas. Labai gerai tas toks nuoseklumas, žinai. Aš manau, kad aš nuoseklus. O čia mes labai gerai pradėjome irgi kalbėti apie kultūrą ir yra klausimų iš žiūrovų, kurie irgi kažkaip kaip nujausdami klausia daugiau apie kultūrą. Tai vienas iš klausimų būtų, ar dalyvaudavai Mirko viktorinos, kaip juose sekdavosi tau ir šiaip bendrai koks galbūt aš pridėsiu netgi santykį su tais chatrumais tavo yra. Jo, tai viktorinose aš nepamenu, kad būčiau gal dalyvavęs, bet kai aš jau gavau nuolatinį prieimą prie interneto, tai pirmam kursė realiai, kad važiavau studijuoti į Vilnių, tai IRC buvo dalykas, buvo žiauriai didelis dalykas ir buvo ten kai kurie kanalai, kurie sėdėdavo šakiai be abejo, rock, kažkas rock, tada TSPMI, nes ten studentai visokie irgi būdavo, tai šiaip IRC yra daug praleisti visai laiko, yra ir draugyščių užmegsta, ir romantinių santykių yra užmegsta per IRC, kurie po to persikelia į tikrą gyvenimą, tai neilgam be abejo, nes vis tiek ankstyva jaunystė. Tai IRC buvo šiaip, tie visi dalykai buvo svarbu, kartais nueidavau, ten tos būdavo koks nors baras ar kažkas, bet ten tiesiog betvarkė, ten visi vieni per kitus kalba, tai labiau kalbėdavau tokiuose mažesniuose kambariuose. Man atrodo, Rock Music LT gal vadinosi tas. Yeah. Ir buvo vienas useris, ir aš visai norėčiau sužinoti, kas buvo tas žmogus. Tyliai buvo nikas, tyliai brūkšnelis, tyliai, jeigu naudojatės IRC ir atsimenu tokį žmogų, arba pats esate tas žmogus, tai parašykit man parką. Okay. Turėjau, man atrodo, būti bičias, bet mes kažkaip labai su juo vaibindavom ir aš norėčiau sužinoti, kas jisai toks. Okay. Gal iš Birštono. Jeigu žiūrit arba klausot, tyliai parašykit Pauliui.
Šiaip, vat tas čiatų dalykas, aš atsimenu, kad aš irgi, vat kai atsirado tie čiatrumai, irgi dalyvaudavau, bet man turbūt didžiausias dalykas buvo tuo metu tai šitie GP čiatai, kur žaisdavom pūlamės ir tą susirašinėdavom, ir nes ten būdavo, aš kaip dabar atsimenu, tą tokį nedidelį miestelį, kur tu galėdavai pasirinkti arba to eini ten pūlą žaisti, arba ten tiesiog čiatinti ir panašiai, tai irgi kažkaip ten vos ne kad bendruomenės atsirasdavo, žinai, žmonės. Bet va, aš jokio online'inio žaidimo nesu žaidęs. Man atrodo, gal esu bandęs ką nors, bet irgi nesu tikras. Bet va čia buvo visiškai ne mano... Čia gal irgi, man atrodo, labiau gal jaunesnių dalykas, nes man atrodo, brolis mano gal žaisdavo tą pūlą. Taip. Ar kažkas tokio, o aš ne, nes... Nu, tiesiog prašokai, nu, žinai... Nes vis tiek internetas Lietuvoje visiems atsirado vienu metu. Taip. Ir labai priklausė, kiek tau tuo metu buvo metai. Tai aš kadangi jau ten, žinai, kai gavau prieimą, ten man jau buvo 18, jau buvo biški kiti interesai ir aš jau studijavau, čia buvo vis tiek daugybė veiklos ir aš, blemba, per 2 namus nuo čia studijavau, žinai. Taip. Tai tiesiog, žinai, ir nauji draugai, viskas, tai nu to interneto nebuvo gal tiek daug. Bet man, žinai, kas pat įdomu, kiek yra tam tikri dalykai atėję į mūsų protą, tu vat nors ir sakai, kad nežaidėjai net online žaidimų, bet kai rodai, kaip reikia žaisti pūlą GP, tai tu parodai būtent su to atitraukimu. Nes tai kiek tai yra. Aš žinau maždaug, bet aš pats niekad, gal irgi, žinai, gal pabandžiau, nesisekė ir sakau, ai, ne, aš nebežaisiu. Kitas dar dalykas, kurios mes tos kultūros kaip ir neapkalbėjom dalyko, ir irgi yra klausimas užduotas būtent kokį nuo 94 iki 2005 metų tada labai mėgai ir kurį mielai pasižiūrėtum vat šiandien dar, būdamas jau suaugęs žmogus. Ką? Filmą. Ai, filmą. Aš nepabaigiau sakinį, ne. Žinok, trūko, nežinau, čia... Nežinau, kokia čia kalbos dalis, bet kažkurio veiksnio gal... Nepasakysiu. Filmą ar serialą? Filmą. Bet gali ir serialą pasakyti iš tikrųjų. Lemba net nežinau, nelabai aš pamenu iš tikrųjų tų filmų, serialus gal kai kuriuos tuo laikotarpiu žiūrėjau, aš esu bandęs žiūrėti iš naujo, pavyzdžiui, buvo toksai kultinis ir mano karta ten, oi visiems kaip faina buvo, tegul kraujas liejasi laisvai, kur ten, aš paskui skaičiau apie jį, pasirodo, jis atsirado iš teatro spektaklio, kuriame improvizuodavo aktoriai daug visko ir Lietuvoje irgi rodė kokiais 94, gal 95. Tai aš jį pabandžiau žiūrėti, būdamas kokių 25 gal metų, tai Jesus Christ, koks bardakas. Visi vieni per kitus ten reikia dar kažkas, kur, nu, man dabar jau nebepatinka tokie dalykai. Bet šiaip aš gal labiau serialus atsimenu iš tų laikų. Taip, nu, Pretendentas man labai patiko, kur ten bičias viską gali dirbti ir daryti. Ir labai įdomu, kad labai neseniai pabaigiau knygą apie tikrą žmogų, kuris iš dalies įkvėpė Pretendentą, bet jisai tiesiog labai gerai apsimesdavo viską. Jis buvo įsidarbinęs netgi laivyno chirurgų ir atlikęs ne vieną operaciją, neturėdamas jokio medicininio išsilavinimo, bet jis buvo gan protingas, nes jis iš knygų labai daug išmoko. Iš tikro, tai vat, gal toks labai įstrigęs yra Pretendentas ir aš manau, kad jisai gal net būtų visai atlaikęs laiko išbandymą. Tokius, irgi žiūrėjau X-Files, bet man arba būdavo per baisu, arba nepatikdavo labai, kai ėjo ta visa linija valstybės sąmokslo. Man patikdavo, man stand-alone tos serijos, kur apie kokį nors keistą įvykį man žiauriai patiko, bet kai ten visi tie informatoriai ir panašiai, fuck it. Bet kaip, žinok, eik tu savo, aš lygiai tą patį, neseniai sakiau žmonai, nes mes, nu dabar žiūrim X-Files. Aš žinau, Epikoje, man atrodo, sudėta. Jo. Ir mes, žinai, žiūrim ir pavyzdžiui, būtent, kur rodo NSO ten kažkokius nepaaiškinamus. Ir aš taip, žinai, žiūriu ir kai tik prasidėjo valstybės sąmokslai ir aš sakau, aš buvau vienu metu net užmetęs žiūrėjimą, nes man tiek yra, nu, neįdomu, žinai. Žinai, kas, atsiminiau tikrai serialą, kuris labai patiko, bet jis labai toks, manau, neįvertintas ir gal mažai kas atsimena, bet čia gal jau buvo 2000-ųjų pačioj pradžioj, buvo Psi-Faktorius per BTV tuo metu, ar TV, nu, žodžiu, neatsimenu kaip, bet žodžiu, per tą kanalą, ten buvo toksai panašus į X-Files, bet jie ten aiškindavo, kad, ir aš irgi neseniai sužinau, kad ten yra pagal tikrus įvykius neištirti kokie nors įvykiai ir ten kaip tik kiekvienoje serijoje būdavo gal viena arba net 2 istorijos, Danas Aykroydas pristatinėdavo, aliai vedė jį, tai va ten buvo man tikrai įdomu, nes aš, čia irgi keistas toks dalykas, aš
paauglystėje aš labai turėjau tokį polinkį į tokius mistiškus dalykus. Man tiesiog buvo įdomu. Aš, pavyzdžiui, siaubo filmų nemėgau ir nemėgstu iki šiol, bet man patikdavo skaityti apie tikrus mįslingus dalykus. Ten nuo poltergeistų iki ateivių. Ir gal visai ilgai tas tęsiasi. Man iki šiol dar įdomu man įdomu nepaaiškintos istorijos, neišaiškintos, kas ten iš tikrųjų vyko, būtų įdomu sužinot. Tai va, psifaktorius buvo labai iš tos temos. Tai. Ir aš, man atrodo, visai nesnei gal jį net buvau kažkur susiradęs, gal kažkurie platformoje yra ir bandžiau žiūrėti ir toks. Bet antro sezono pirmoji serijoje jie kalba apie kažkokį genetinį kiaulės ir žmogaus hybridą ir jį parodo akimirkai. Ir aš dabar apie jį pasakoju ir aš jaučiu, kaip plaukai ant nugaros stojasi, nes žiauriai baisus toksai kiaulinis kažkoks padarytas ant dviejų kojų su tokia eiktų šikt. Aš dabar žinok, tu man pardavai šitą serialą, aš norėčiau jį pasižiūrėti. Dabar žiūrint iš 20 metų perspektyvos, gal jis biškai naivus gali atrodyti, bet tuo metu tai buvo... Bet aš, pavyzdžiui, žinai, man su 2 serialais yra toks įdomus dalykas. Pavyzdžiui, ar tu atsimeni, nes aš tikiuosi, kad aš čia nesukarščiavau šitą dalyką, bet kad buvo... Laiščiau, sorry. Nieko tokia, čia išdžius, kaip sako, žinai. Iki kol ženysi, tu išdžius. Kad Gelbėtojų serialas turėjo šoninę liniją, kur jie irgi spręsdavo mistinius dalykus. Buvo toksai per Tango TV, man atrodo, rodydavo ir aš tikrai nepamenu, bet nenustepčiau. Bet ir kitas buvo serialas, kurio aš niekaip netradau, nors visai bandžiau ieškoti ir jeigu tu atsiminsi, aš būsiu tau dėkingas. Būdavo toksai vyras, man dabar jis akyse stovi toksai labai aukštas, su ūsais ir praplikęs ir jisai pasakodavo istorijas apie mirtį sutuoktinių kažkaip, kad žodžiu, ten sutuoktiniai vieni kitus nužudydavo ir ten eidavo irgi kaip antologija, nes skirtingos istorijos pasakomas ir aš niekaip neatsimenu nei pavadinimo, nei kas buvo ir kiek bandžiau ieškoti, nepavyko. Kai buvo 90s kioskas ir apie serialus, aš irgi papasakojau vieną serialą, kurio niekaip nebuvau radęs ir man žiauriai greit surado. Ir man man kokia, nežinau, virš 10 žmonių parašė ir atsiuntė ir pažįstamų ir nepažįstamų ir buvo labai jam dėkingas. Okay, tai žinau, gal čia irgi tau jo, jeigu prisimenat arba žinot, labai prašau parašykit, nes man... Bet koksai su gelbėtojais buvo skemas. Kai paskelbė, kad Lietuvoje rodys gelbėtojus, aš buvau paauglys. Man buvo 13, kokių 12. Žinai, jau bunda paauglystė, žemiškos aistros, jau ten, žinai, toksai. Jau pradedi domėtis kitos lyties kūnų. Ir kai tik pradėjo pasakot, kad tipo, jau čia rodys gelbėti, kažkaip labai hypino, nes buvo labai ten rodomas daug kur ir visur ten Pamela Anderson, bus Pamela Anderson ir aš jau toks, va čia tai bus. Aš netgi kažkada turėjau programą į bitą visą ilgą apie gelbėtus, jau čia bus faina ir pradėjau rodyti gelbėtus, pasirodo Pamela Anderson gal 3 sezone ateina. Ir tu, kodėl, kaip taip galima? Čia yra vartotojų teisų pažeidimas. Tu mane hypini ir aš dar turėsiu 5 serijų peržiūrėt, kol aš nežinau, ar 3 sezone, bet jinai ne nuo pradžių būna tame. Ir toksai, aš čia jungiu dėl Pamelos Anderson ir čia nėra. Tai buvo, irgi aš jaučiausi labai apgautas. Dar mūsų partneris Seili tau turi klausimą, ar prisimeni kokią nors kažkuo įsiminusią kelionę savo vaikystės, paauglystės, ar galėtum apie ją papasakoti? Į užsienį, ne? Taip. Justinai, aš augau 90-aisiais. Aš iki 18 gal 1,5 karto esu buvęs užsienį. Papasakok, kas yra 1,5 karto. Vienas kartas, pusę karto papasakosiu pirmiau. Pusę karto buvo, aš neatsimenu, ar jau buvo sugriuvusi Sovietų sąjunga, ar dar ne, ar buvo ką tik, ar kažkas tokio, nes man buvo ten 3 gal 4 metai. Aš atsimenu, kad mes su tėvais važiavom į Kaliningrado sritį kažko. Okay. Mes net, tos Kaliningrado srities mano kraštuose niekas net nevadindavo Rusija, tai būdavo Rusynas. Okay. Nes tai fake Rusija. Tai va čia ta pusė karto. O tas vienas kartas, tai, bet turbūt, kad nemaišau. Aš tik tai vieną kartą, man atrodo, buvau užsienį. Gal kokia 4 klasė su ta pačia teta Zita. Mes važiavom į Lenkiją. Tokia pusiau piligriminė, pusiau kažkokia pramoginė kelionė į Lenkiją. Ir be abejo viskas žiauriai įstrigo, bet kai dabar žiūriu,
mes tikrai buvom įspūdingose vietose, mes buvom Veličkos druskos kasykloje. Puikia vieta, aš jaučiu suaugęs, aš dabar norėčiau nuvaryti, žinoma, gal dabar esu bailesnis ir klaustrofobiškesnis, tada vaikystė kažkaip niekas nebuvo labai baisu. Tada buvom, man atrodo, gal Katovicuose, kur yra, čia tavo labiau tema, mergelės Marijos verkiantis paveikslas kažkoks. Tada kažkur dar Varšuvai buvom, dar kažkur, tai tokia visai pravažiavam po kažkokie Zakopaniai buvom, atsimenu, prie kalnų, tai tokia. Tai nėra, kad man būtų labai, žinai, sunku arba lengva išsirinkti iš tų užsienio kelionių, nes kai kartas buvęs, tai... O suaugęs, tai jau kokio aš 19, gal 20, į Rygą važiavau. Esu į Rygą dar važiavęs. O tada jau tikrai, tai, blemba, bet man jau daug buvo metų, kokie 23 ar 24, tokia jau tikra pirma į užsienį kelionė su draugais buvo į Madridą skridom. Tai buvo wow. O Pauliau, čia visai einant į pabaigą ir aš negaliu nepaklausti šitą klausimą, nes jis man visą laiką yra labai labai aktualus. Gerai. Tai būtent yra apie maistą. Mes vaikystėje, paauglystėje turėjom tos patiekalus, kuriuos arba labai mėgdavom, arba labai nekęsdavom. Ar gali pasakyti savo top 3 mėgstamiausius ir top 3 nemėgstamiausius patiekalus? Blemba, aš nežinau, aš gal tiek daug neturėsiu variantų, bet vienu metu mano tėtis neteko darbo, nes iš pradžių buvo kolūkis, tada žemės ūkio bendrovė, tada jinai bankrutavo ir tada mano tėtis liko be darbo veterinaras ir jisai kokius gal 3-4 metus tiesiog buvo namie. Ir jisai iš pradžių, jisai ten viską ruoždavo, panašiai, triūsdavo prie gyvulių ir panašiai, nes auginom tuo metu. Ir jisai darydavo ir valgyti, kol mama dirbo vaistiniai. Ir jisai iš pradžių labai nemokėjo daryti valgyti, bet mums su broliu buvo visiškai wow, nes jisai iškepdavo žuvies pirštelių, arba išvirdavo koldūnų, arba manų košės. Ir čia yra, viskas yra fantastika, žiauriai gerai. Dar labai mėgdavo, bet čia kai pas močiutę būdavom, nes arba kai vaikystė, kai ne į darželį, arba vasarom irgi išveždavo ten po savaitę ar po kelias ir tada parsiveždavo dar kažką, irgi kažką reikia veikti. Mano močiutė kepdavo kitokius miltinius blynus negu tėvai. Pas tėvas būdavo tokie purūs, o pas močiutė tokie priploti. Ten gal kitokia, ar nežinau, technologija kepimo, ar gal kad ant taukų, bet man tie blynai fantastiški buvo. Ko nemėgdavau, tai irgi močiutė gamindavo, bet aišku, suvalgydavo viską kleckų sriubos, bet tokia... Jinai tokia nepieniška, bet tokia, aš nežinau, ten kažkokia krakmolinė. Taip. Ir miltų gabalais. Taip. Ir aš nežinojau, bet aš suaugęs ir iki šiol aš nelabai, man visai nieko valgyti, bet aš žiauriai nepakenčiu grikių kvapo. Okay. Man grikiai man smirda. Aš čia gyvenom su keliais draugais kažkurio metu, senokai jau nuomojamės butą. Ir viena butiokė virdavosi grikius, mėgo labai valgyti, aš tiesiog kartais išeidavau, nes man tiesiog smirda. Ir aš nežinau kodėl. Ir tada kažkada tiesiog mama įsišneko su mano žmona ir sako, jo, tai Paulius su Gyčiu, jie būtų vaikystėje vien grikiais maitinti. Bet aš neatsiminiau. Užblokavot. Ir aš pradėjau valgyti pakankamai neseniai grikius vėl prieš kokius gal 2 ar 3 metus. Skanu, bet vis dar smirda, kai valgiau. Bet žinoma, ten būdavo ir tėtis mokėjo, ir mama labai skaniai ten kepdavo kūgelius su vištiena. Blemba, noriu valgyti žiauriai. Močiutė labai skanių cepelinų privirdavo, ten dar kažko, tai tikrai to tokio irgi karbonadų kažkokių, kur labai paprastas, žiauriai nesveikas, bet toks comfort foodas visiškai. Okay. Gerai, tai šita gražia nata, manau, kad ir pabaigsim. Tai ačiū, Pauliau, tau, kad atėjai pas mus. Dėkojam iš tikrųjų visiems žiūrėjusiems. Subscribinkit 90-ųjų kiosko, žodžiu, visus paskyras, Instagrame, Facebook'e, pasiekit Paulių. Pala, į kurią kamerą galiu kalbėti? Humoro klubas yra pasileidęs į naują turą, kakava.lt, rasite visus bilietus praktiškai ir ten kalbu ir apie savo vaikystę papildomai, ko negirdėjote šiandien. Labai gerai dalyvaukit, aš irgi prisidedu prie rekomendacijų, nes tikrai buvau ne vienoj programoje ir šitą jau irgi bilietus turiu, tai tikrai eisiu. Ačiū, kad nusipirkai. Jo, nes aš negalėjau kitaip, labai norėjau. Tai vat. Ir iš tikrųjų dėkojam mūsų partneriui Seilį ir iki susitikimo kitą kartą. Iki.